riterius, kurie pirmieji susikaus pirmoje dvikovoje. Riteris Aleksandras iš Viduramžių pasiuntinių. Griausmingi aplodismentai, kviečiami į areną. Ir riteris Thomas Hungerford Jr. iš Anglijos, Didžiosios Britanijos. Riteris Thomas Jr. ir pirmasis eina riteris Aleksandras. Kaip minėjau, kova bus nestabdoma. Riteriai kausis smūgiuodami tikrai nesušvelnintai. Taškų sistema, pagal kurią bus skiriami pataikymai ir nusprendžiamas laimėtojas, nuspręs teisėjai. Taigi, riteriai pasiruošę, papildomas personalas atlaisvina areną. Okay, guys, you can start the duel. Taigi, dvikova prasideda. Prašom visų, netgi operatorių, atsitraukti toliau. Skaičiuojami tik stiprus smūgiai, jeigu smūgis nuslystantis, teisėjai jo neužskaičiuoja. Be abejo, riteriai yra apsišarvavę sunkiais ginklais. Kągi, dvikova stabdoma, leidžiama pasikelti ginklą. Teisėjai skaičiuoja taškus ir dvikova tęsiama toliau. Gerbėmieji, palaikykite riterius, kurie besikauna dėl jūsų. Teisėjai ginčijasi. Ką čia ginčyti? Okay, once again. Vis dar yra taškų, kurio neprarado priešininkai. Viskas, dvikova stabdoma. The duel is over. Laimėjo riteris Aleksandras iš Viduramžių pasiuntinių. Gal yra žinomas rezultatas? Rezultatas 10-3. Šiuo rezultatų skirtumu laimėjo riteris Aleksandras, tai yra pirmoji jo dvikova. Riteriai pasitraukė į šešėlį, kad galėtų atsipūsti, sulaukti sekančios dvikovos. Thomas, you can go. Ir kviečiu, I would like to invite kviečiu riterius. Hartman iš klubo Excalibur, Latvija. Ir riteris Jaroslav iš Ostino. Riteriai ruošiasi, uždedami sunkų šalmai, paruošiama visą ekipuotį dvikovai.
Visi pasitraukia tolyn. Gerbėmėjai su fotoaparatais pasitraukite, iš tiesų tai yra pavojinga. Tikrai neartėkite arčiau nei per 3 metrus prie arenos. Kągi, riteriai pasiruošę ir teisėjas duoda ženklą pradėti dvikovą. Riteris iš Olštino su balta tunika ir riteris iš Ekskaliburo su mėlyna tunika. Riteriai apsikabina, tai parodoma, jog tikrai nėra piktai nusiteikę prieš kitą ir stengiasi tiesiog nuspręsti šioje dvikovoje, kas iš jų yra vikresnis, kas yra įvaldęs kalaviją. Šie riteriai kaunasi būtent kalavijais, ne kardais. Be abejo, jo saugo ir skydai. Komandų nariai patarinėja riteriams, ką daryti, tačiau per šalmus galima pasakyti, kad jie tikrai nieko negirdi. Riteriai iš tiesų dar pirmą atsargiai kova, stengiasi išanalizuoti savo priešininką. Jeigu kova vyksta vangiai, jinai vyksta laikotarpiu, kuris yra nustatytas 2 minutės ir tuomet skaičiuojama, kas iš šių riterių priešininkų turi daugiausia likusių taškų. Viskas, stop. Teisėjas dvikovą ir laimėjo riteris iš Ekskaliburo, Hartman. Kągi, riteriai pasitraukia